Prieš pradedant dar vieną siužetą, norime priminti, jog šis kanalas veikia visuomeniniais pagrindais, kaip kūrybinė Klaipėdos televizija. Tad tikimės jūsų palaikymo patiktukais, komentarais ir žinoma dalinkitės šiais siužetais su draugais. Gal taip šis polikis sukurti miesto televiziją taps tikra ir neatsiejama mūsų miesto dalimi. O perinant prie šiandienos temos, reikia prisiminti, jog apie Klaipėdos universiteto ligoninės infekcinių ligų centro modernizavimą mes jau kalbėjome savo kanale. Tačiau tąkart darbai dar buvo tik išsibėgėję, o dabar matome, jog netrukus šis vienas svarbiausių sveikatos infrastruktūros projektų vakarų Lietuvoje atvers duris pirmiesiems savo pacientams. Daugiau nei 30 milijonų eurų vertės investicija iš esmės keičia požiūrį infekcinių ligų gydymą ir pasirengimą galimoms ateities pandemijoms. Atnaujintas daugiau kaip 15 000 kvadratinių metrų pastatas suprojektuotas taip, kad užtikrintų saugų pacientų ir personalo judėjimą. Čia įrengtos naujos galerijos, papildomi liftai, dengtos greitosios pagalbos privažiavimo zonos ir modernizuotas pacientų priėmimo skyrius su izoliacinėmis patalpomis. Centre veiks ne tik infekcinių ligų ir intensyvios terapijos skyriai. Modernizuotame centre bus užtikrintas pacientų ir personalo saugumas. Suprojektuoti atskiri pacientų srautai, įrengtos modernios operacinės, diagnostikos ir hemodializės patalpos. O svarbiausios gydymo ir diagnostikos paslaugos sutelktos vienoje vietoje. Tai leidžia greičiau atlikti tyrimus, efektyviau organizuoti gydymą ir gerinti pacientų patirtį. Atnaujintose patalpose įrengtos 86 stacionarios infekcinių ligų lovos, o esant poreikiui jų skaičių bus galima padidinti iki 173. Tokie pajėgumai užtikrina didesnį sveikatos sistemos atsparumą ekstremalių situacijų metu ir leidžia išlaikyti nenutrūkstamą kitų ligoninės padalinių veiklą. Panašu, jog naujasis centras – tai investicija ne tik į šiuolaikinę mediciną, bet ir į regiono sveikatos saugumą ateities iššūkio akivaizdoje. Na, o jūs nesirkite ir likite su Klaipėda TV.